Kas vyksta? Gedulas. Pardavė Maigo. Kaip nekeista, ne? O kas sakė, kad neparduosi? Visi sakė. Pardavėm. Išgaila. Atvažiuojam žiūrėti kitą bolidą. Įdomu, kas dabar bus. Jo, važiuojam į Vilkaviškį ir parodysim, manau. Pasakojam. Iš tikrųjų pats nežinau, kas ten bus. Nes stebuklų nebus. Bus liūdesėlis irgi jaučiu. Sveiki sugrįžę į mūsų kanalą. Deja, šiandien liūdesiukas, dangus, niurus, pardavėm savo ryškę Aigo. Bet aišku, nėra ko liūdėti. Šiandien važiuojam į Vilkaviškį. Pažiūrėsim kitą boliduką. Aišku, bus projektas, manau. Bandysim jo, tikrai. Dar aišku, nežinau, kas ten laukia dar. Mačiau keletą nuotraukų. Tad, manau, važiuojam, žiūrėsim ir jūs laukit. Dar jau nekontrauji? Laukiu, nesulaukiu. Iš mano reakcijos matos. Dužės. Biški poroto virusas. Opa, Vilkaviškis. Nejuokiai. Tai kaip matėte, važiavome į Vilkaviškį, kadangi jau čia, aišku, pas šeimininkę negalėjom filmuoti, neleido, aišku, privati valda, normalu. Tad jau galim ir kaip parodyti, ką nusipirkom. Tai naujas bolidas. Kombainas. Iš tikrųjų apgau, va jisai. Toyota Jeriukas. 1.3 motoriukas. Šiam 3 kW, ne? Šiam 3 kW ir turi kažkokį apdailą. Net neįsiaiškim. Dar Google kažkiek žiūrėjom. Žiūrėjom TTE kažkokia. Bet visa apdaila yra. Duslintuvas, TTE. Langai su tatuvke. Jo. Duslintuvas kažkoks įdomus. Viskas TTE čia dariau. Nu tai čia rimtas bolidas. Duslintuvas TTE, čia TTE. Ratai irgi TTE. Pažiūrėk, ratai irgi TTE. O tai slenkščiai. Slenkščiai irgi. Oi, Jeigu tokį. turim problemų. Va, irgi TTE beveik. Priekinis lipas irgi TTE. Savininkas sakė naujos lempos. Tai pusė mašinos kainos. Kas dar gero? Vairas kažkoks irgi, aš kiek mačiau, tiponėjo pas juos taip. Tai čia realiai visa apdaila jūs yra. Bet kiek spėjus sėdynės. Du magai. Du magai, žiaurus pliusas. O daugiau nieko. O daugiau ne. Katalizatorius yra. Katalizatorius yra, skvepia iš duslintuvo. Tai ką, viskas, bandom, lėkėm į Kauną, ne? Jo, bet stovėjo pusę metų ir ten rankinį užtraukiu ir vienas ratas susikirtęs rūmų. Gal tam škais. Atsileis. Tai čia normaliai pastovėjo. Davai, lėkėm, nestosim. Gal sound checką vėl? Davai. Visai neblogai. Dar ateik papasakok pirmas įspūdis. Nežinau. Dar nepralėkiau normaliai. Patinka? Čia viskas gerai jo. Ūžia padangos gal guolis ūžia, bet nežinau dar. Trauka puikiai. Akceleratorius spaudžiasi va tiek. Akceleratorius. Acceleration tiek tik tai. Kaip pas Aigo buvo tiek. Dar daugiau. Tai čia jaučiu elektrinę gazą. Padangos žemės, ne? Mes lauką reiks. Reiks dėti siauras. Davai, lėkiam. Kaip matot, kita diena jau. Aišku, šiandien šviesiau, vakar grįžom vėlai vakare, tai nespėjom parodyti. Tai šiandien padarysim biškį tokią apžvalgėlę.
Kas čia su ta mašina negerai, ir įdomu. Biški vokiečių pritininguota matosi. Tai galinis langas su tatuiruotė. Jau vakar rodė mane. Čia dar viduj. Irgi nepagailėjo kažkas darbo. Jaris, viską. Palangė. Jaris irgi. Šiaip salonas gražus. Neišdraskytas dar pakankamai. Kiek suprantu, tai jau buvo perdažyta visą. Jo, nes ir prajomai visi dažyti. Tarpduriai. Tarpduriai. Kas daugiau čia? Turim supūvusią arką. Turbūt ir slenkščio nebėra. Išeikimės, kad yra, bet gal ir nebėra. Čia visokių defektėlių, bet čia nėra. Nėra ten, nėra. Nesvarbu, nežiūrėk. Kaip dėmesio. Bet turim PPF plėvelę, apsaugotą, viską. Aha, tai išdaužytų. Slenkščiukas biški pabrauktas, durų apačios rūdyje. Tai čia kaip japonai normalu. Biški silikonų pratepti vidrodėliai, čia viskas normaliai. Nu žodžiu, nesigilinam daug. Viską sutvarkysim ir manau paliksim tą pačią spalvą. Jo, spalva tą pačią, bet gal kokį liverį nešausim. Jo, bet gal šį kartą nedažysim, nes manau daug laiko važiuojam. Gal iš plėvelės kažką darysim. Ką darysim su grotelėm? Juodas gal, ne? Nežinau. Nes labai pilka masė gaunasi ir gal juodas grotelės reikės bent jau padaryti, ne? Negalvoji. Bet šitas tai va, pavyzdžiui, čia kažkokios tuninginės. Tai taip. Kas turi jarių, gal žino, čia kažkaip TTE. ypatingo čia. TTE. Apdaila visa apačia realiai buferių visai kitokia, matai? Visas lipas apatinis. Ir turim tokį vieną bumtelėjimą. Jeigu prabraukai, netilpo į garažą gal kažką. Tai šitą teks irgi tvarkyti, bet čia reiks pasikviesti lygintojų keletą. 10 lygintojų, tokiais vienas duris. 10 minkštų. O įdomiausia tai salonas iš tikrųjų. Dar įdomiau, tai tamsinimas langų man asmeniškai. Man tai, žinau, labai simpatiškai atrodo. Japoniškas stilius, trūksta neonų biškai. Japoniškas stilius būtų raudona. Nu tai čia norėjau, gal buvo raudona, gal iš bluko. Davai lenda be vidų pažiūrėti. Turim mano pietus, numerius, nes aišku technikinės nėra. O čia jau biški liūdna, Kažkas apdažė visus plastikus, vėl nežino kam. Groteles net irgi kolonėlių uždažė. Bardačiokas irgi, ne? Jo, tai čia viskas su flakonėliu nudažyta, čia turėtų būti tokios spalvos, aš suprantu. Rankinėlės visos. Viskas čia, opa, įsiėmė, įkišė. Viskas paprastai. Šviečiantis ryčiagas. Padaryta. Va, net pravodkė matosi. Tai čia yra dar, žiūrėk, USB. Yra... Parodom, kaip veikia. Jungo. Reikia čia lygimo. Čia jau lindai tu, va. Galiu pasidaryti pagal muziką. Ir čia tuo metu tai... Jung, da. Tuo metu tai čia buvo bomba. Basavykas groja. Pedalai, tuninginiai. Nu žodžiu, čia reikalai. Jeigu kas turi tokią mašiną, kažkai parašykit komentaruose, kodėl labai mažai pedalas spaudžiasi. A ne dar? Jo, galėsi šitos padovanoti. Jo, gal kam reikia. Arba gal dabar išlūpsiu. Nelūp, nežaidinsiu. Negaliu, man nepatinka tokie dalykai. Ir labai šitas ryčiagas bėgių. Žiauriai trumpa jėga. Irgi gali būti, kad įdėtas short shiftas. Ir šiaip labai standžiai jungiasi, taip smagiai visai. Vairas, aš nežinau, irgi tipo pas visus TTE tos eidavo toksai irgi su skirtingom Tik tai nelygiai. Nu, jo. Beje, galiniai diskai ne būgnas, o diskas stovi. Galiniai diskai, ne būgnai, o diskai. Čia baig mane taisyti, gerai? Gerai. Kalbininkas. Ką su šitais darysim? Kaip darysim? Surėt viskas lūpas. Štai manau juodą bazę nudažyti. Juodą blizgį? Ne, gal matinė. Gal tik bazę praeiti ir viskas. Pirmą reikės nulūpti viską. 2 mėnesių. Čia net šitas net apačioj nudažytas, ne tas. Taip, šitą visą centrinę Centrinė konsolė nudažė. Jezu. Sugadino mašiną iš tikrųjų. Ir turim 2 magus.
Vienas čia, kitas čia. Čia tai yra ir kasetnikas, ir diskas. Čia baisi. Tai jau. Tai kokie planai dar papasakok šiaip? Planai, kas bus su mašina? Aha. Dar iš tikrųjų nesugalvojau, reikia ratų. Tai jeigu turit ratų, parašykit. 4 po 115. Kažką plačiau negu 7 coliai turbūt, ja? Bet jaučiu, kad reikia dėti 16 ir 17 galbūt. 17, bet dideli bus. Darysim, jaučiu, japonišką stilių. Kažką tokio, kaip tipo alė jaučiu žemiau, plačiau. Spiroklės tai irgi jaučiu, čia nestandartas stovi, nes kažkaip jinai... Jo, žema. Yra. Dar vieną dėdelę. 200 štukų. Nieko tokio. Spalva liks jaučiu tą patį, liverį padarysim, ratai, dropas. O daugiau, tai nežinau, langus pertam. Jo, būtinai čia. Mindai skambinti. Jo, Mindaugui paskambisim, atvažiuos padarys. Kaip ir jau praeitam video matėt, Teslos. Jeigu kažkam reikės, aišku, yra... Nežinau. Čia paliekam šitą patamsinti, arba taip, čia iki krašto. Kažką tokį, su laku. Su laku. Su plevelė. Dar reikia važiuoti ir išmetimą, tai jį pasidaryti. Ties išmetimas dar kiauras dnemo. Gal ir garsiau reiks padaryti, išpjaut kokį bakelį. Šiaip įdomu būtų, nes realiai šitas dalykas, jisai, nu, jeigu firminis jis yra, tai turėtų įdomiai dirbti. Aš taip galvoju. Jisai priklauso šitai mašinai, bakelis toks įdomus. Reikia daryti du tokius, vieną čia, kitą čia. Kaip daro ant tų. Tai gal vėl per vidurį? Ant Nissanų. Ne, daro ant Nissanų, vieną čia, kitas čia, va toks pat. Čia reikia kažką sugalvoti. Geras žeminės padangas. Svarbiausia reikia ratus gauti. Jo, ratai tai čia didžiausias iššūkis bus jaučiu. O daugiau tai čia viskas pasidarys, savaime. Yra šiaip geri visai rotos split streamai, kaip jis ten vadinasi. 300 eurų. Ne, 290 atrodo už visus 4. Bet 16. Na, reiks pasigalvoti. Baig pirmą techniką. Jo, pirmą technikinę. Technikinė, užsidėt numeris normaliai, viską sustarkyt, kad legaliai važiuotume. Bet man ir šitie ratai gražiai žiūris, aš tai nežinau. Tik labai mažiau. Galia stabkį reiktų priekį, tai iš tikrųjų gražiai stovi. Na ir padangų žemesnių. Nes padangos tokios biškai dešinės. Pabandysim kažką įspausti. Tad gali boliudukų temą grįšim. Sakė, visiems patinka. Tai paspausim kažką. Tai va, biškai padarysim montažą, pasižiūrėkit. Ir... Leikiam krapštyt rankinį. Leikiam krapštyt rankinį, rodysim toliau. Tai stabdžiai jau yra, kaip ir paruošta viskas, liko langus nulupt, liegaklį. Reikia mokėt lupti. Čia gera plevelė. Aha. Kelintų 2000 turbūt. Tai įsivaizduok, jeigu žia mokėjo. Tai tą triuškį ypač. Biškį lieka. Matas. Smirda tai jo papa. Tikrinam technikiniai, ar visos lempos veikia. Darius nemoka jungti, valytuvus junginėje. Ne, nesijungia, ne? Kas? Kas? Viršūkas. Ne.
Išjungtus valytuvus. Nemūkime. Balkų nemokaičiau. Nemūkime. Tai spaus stabdį. Stabdis veikia atbulinį. Ką? Atbulinį. Atbulinis mačiau veikia. Tai gerai. Tai Tik rašukas. šūkas liuk. Gerai. Žiūrim toliau. Gal konfonijos? Fonijos gal. Pasimt savo to foliją. Veikia? Veikia. Toyota. Toyota. O. Kažkas labai daug darbo įdėjo į šitą automobilį. Gal kam palangės? Gal kam palangės? Gerą palangę. Kaip nauja. Šiaip tai uždyk arba prakurom kam nors gal. O gal kas nors netyčia turi originalę? Būtų dar geriau. Arba su basavyku. Dėdam? Šviesiakai pagal basavyką yra padaryti. Toyota. Toyota. Viskas čia kažkas. Viskas iškrito. Viskas atgal į komplektaciją. Iki technikinės liko 3 valandos. Reikia taip pat. Iki skrydžio. Bandysim iki skrydžio. Reikės dar nulūkti šitos langus galinius. Ir viskas, ne? Ja, viskas. Žodžiu, situacija tokia, ieškom ratų, bet nerandam. Bet kai visą laiką Pijus atsiminė, kad turim Palėpėj dar keletą ratelių. Tai yra 16, ne? 17. 17. Reikia eiti atsinešti, žodžiu, ir bandyti matuotis, nes Autopliusas, Facebookas tuščia. Tai. Kaip tau? Nežinau, sunku pasakyti, bet padam. Čia dar startas, kad tai pusė C. Nu taigi, nes dabar priekis, tas galas įsulindęs, pažiūrėk, arkos įstovi. Tai C-ma? Uždėjus tą stavkę, apšė būtų. C-ma? Pusė C-ma tavo turi matyti. Nežinau. Pamastymas. Spalvos kitos. Ko, ratų? Ratų, tai jau. Šį variuojas. Nežinau. Na, žiūrėsime. Dėdam atgal. Varom techą ir žiūrėsim, gausim lapą ar ne, žalę. Žalias lapas. O paskui jau bus galima Tuningus. tuning šmiuning. Tuning. Ką ten darai, Dariau? Nieko. Vakar apturėjau įvykį. Papasakok kokį. Praėjau technikinę, žodžiu. Iki vakaro dar čia pasikrapštėm, daram varam, tos ratus pamatam. Sėdau į mašiną, važiavau tą Masiulio ir iš antros juostos bam, į šoną per visą. Per visą šoną. Priekis, ratas, buferis, priekinis, buferis, galinis. Nu, žodžiu, nesmė. Esmė, kad technikinis yra, galima jau projektuoti kažką daryti, ratukai džiūsta. O ką, šiam kartui tiek, manau. Laukiat, bus čia vaizdų, dropo ratų, visko, žodžiu. Tęsiam tą bolidukų temą ir iki kito karto. Dėkui.